Fitoterapija – viena iš papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių. Tai ligų sukeltų negalavimų palengvinimas, vartojant iš augalų dalių paruoštus preparatus. Fitoterapija turi senas tradicijas ir buvo naudojama tūkstančius metų įvairiose pasaulio kultūrose. Fitoterapija remiasi vaistinio augalo farmakodinaminiais ir farmakokinetiniais tyrimais, kokybės standartais. Fitoterapiniai preparatai taikomi žmogaus sveikatos stiprinimo, sveikatos sutrikimų profilaktikos, sveikatinimo tikslais. Fitoterapijos mokymo programos tikslas – parengti papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros fitoterapijos specialistą, gebantį vykdyti licencijuotas fitoterapijos paslaugas. Parengtas fitoterapijos specialistas įgys atitinkamas kompetencijas, įgalinančias savarankiškai parinkti, paruošti fitoterapinius preparatus, siekiant pacientams palengvinti ligų sukeltus negalavimus, sveikatinimo bei ligų prevencijos tikslais.